Sveiki. Viename iš seminarų, iš pirmųjų seminarų, išgirdau vieną frazę. Čia galime tvarkytis viską su Neolife produktais, visas sveikatos iškilusios problemas ir nevartoti vaistų. Aš esu iš tų, kur nesu didelė gerbėja vaistų ir aspirino nuo analgino, nuo ko ten aš neskiriu po šiai dienai ir tik tai kraštutiniais atvejais, labai jau, kaip sakyti, jau jeigu tikrai jau niekaip negali, tada teko vartoti, bet nebuvau tikrai ta propaguotoja, kad pas manęs būtų krūvos, kas truputuką lėkiau ir panašiai, ne. Bet kas lietė auginant vaiką, tai mūsų, sakykime, spintelė, 2 lentynos buvo užpildyta įvairiausiais medikamentais, įvairiausiais vaistais, įvairiausiais vaistinės papildais, vitaminais ir panašiai. Ir viename iš seminarų išgirdau frazę, galima čia kitaip, galima be vaistų. Man tas pasirodė labai įdomu ir man šitą galimybę, aš suvokiau vieną dalyką, kad aš privalau pamėginti ir prie seno aš grįšiu bet kada, bet aš turiu pamėginti. Ir kai mes pradėjom po truputuką tvarkytis, mes iš daug ko išlipom. Žinoma, reikėjo laiko, visko vyko ir tas pats laringitas pasikartojo ir tie patys gripų simptomai ir alergijos ir daug begalės visokių kitų, ką mes turėjome daug metų, bet turint nuostabią Neolife bendruomenę, kurioje žmonės yra nekurie dešimtmečiais, jų patirtis, jų žinios neįkainojamos. Ir jų dėka mes, lapkritį bus 4 metai, kaip visiškai nevartojam vaistų ir mūsų vaistinėlė yra Neolife papildai. Aš turiu tokią, kiekvieną dieną būna, kas ateina, tu čia tiek geri, tu čia tiek vartoji. Ne, aš tiek nevartoju, bet čia yra mūsų ta vadinama vaistinėlė, ekstra atvejais, kelionėse ir panašiai, kad nereikėtų su buteliukais važinėtis. Ir kaip pavyko po truputuką viską pakeisti. Aišku, kas lietė vaiką, įvedėm kompleksą, įvedėm daug įvairių dalykų. Mano asmeninis buvo pirmas kompleksas Pro Vitality. Visko daug teko atskirai vartoti, esu pamėginusi ir panašiai, bet ne veltui kompanija yra surinkus visą kompleksą į vieną pakuotę, be galo patogu. Ypač kas liečia paauglius, vyrus ar net pačioms savo darbus, reikia pakelį išsiėmė į rankinuką su pietais, sugeri, tik geriausi atsiliepimai. Ir, sakykime, šitą produktą, vaisiai, daržovės, omega, visi vitaminai, mineralai, ką turėtumėm kiekvieną mielą dieną gauti su maistu, bet dėja šiai dienai nėra taip paprasta viską gauti, dėl to nesijaučiam taip, kaip turėtumėm. Tai šita pakuotė yra gelbėjanti nuo paauglio iki pat kiekvieną dieną. Visi turėtumėm už šito, kaip ten pas mus sako, ištekėti visam laikui dėl savęs. Ne dėl kažko kito, bet dėl savęs. Tai mano buvo arbata. Arbata man buvo rekomenduota energijai. Be galo buvo sunku ją vartoti, nes esu kavomanė. Bet kai buvau
buvau tikrai išsekusi ir aš turėjau pamėginti kitaip, ją bevartojant, aš nebenorėjau kavos. Pirmi simptomai buvo, man pradėjo smirdėti kava. Buvo labai keista, nes daug metų su kava. Šiai dienai aš ir kavos atsigeriu, bet ir šitą arbatą aš visada turiu ir mano vyras jau, nežinau, turbūt virš metų laiko, kiekvieną rytą su pusryčiais, prie pusryčių geria tik tai šitą arbatą, tą, ką aš pataisau. Ji neturi iš ko rinktis. Kas liečia sūnų, tai prieš 3,5 metų buvo įvestas vaikiškas kompleksas, lygiai taip pat su visais vitaminais, mineralais, lygiai taip pat mitybos spragoms užpildyti. Nesvarbu, ką jisai tą dieną būtų gavęs, kokio maisto, bet kad tikrai garantuoti, kad jisai tą dieną gaus tą, ką turi gauti jo organizmas, tai šitas produktas man atnešė ramybę ir nebėra tokių didelių ten, tu kažin ką jis toj mokyklai valgys, ar ten nedaug dievė kokią nesąmonę suvalgys, oi gal ten kažkokį čipsą paims, ar ten saldainį, ar ten dar kažką. Aš žinau, kad aš sudavusi, šiai dienai esu rami, kad tą dieną jisai gauna tą, ką reikia. Toliau, tai čia yra, kas liečia kompleksus, tą, ką turim kiekvieną dieną gauti. Bet yra momentas, kai, kodėl aš viską turiu šiai dienai. Ir, gyvenimas vyksta ir daug ko gyvenime atsitinka, nutinka, ir pašalam, ir perpučia, ir sučiaudėjom, ir žiūrė gerklę, ar ten dar kažką užvalgom ne taip. Tai šiai dienai turiu viską po ranka ir kažką pajutus, nelaukiu, bet anksčiau daug ko nežinojau, tai turim bendruomenę, turim grupės ir ten, jeigu tik kažkur kažkas, mes ten iš karto rašom. Man tas ir tas, arba mano vaikui tas ir tas, ar vyrui tas ir tas, ką parekomenduotumėt. Ir viską labai gražiai išdėlioja, sudėlioja ir mes žinom, ką tuo momentu reikia suvartoti. Aš pamėginsiu pagal ką aš turiu, pavyzdžiui, magnį. Yra magnezium kompleksas ir jį, kadangi mes, aš pagal save gal sakykime, pastebėjau, kad esam be galo įsitempę ir reikėjo laiko išmokti ir kvėpuoti. Ant ko pastebėjau, kad, pavyzdžiui, jeigu giliai kvėpuojam, reikia išlaukti, kada nusileidžia pečiai. Tada tu būni atsipalaidavęs ir panašiai. Jeigu nėra taip visą laiką paprasta, tai yra magnezium kompleksas. Jį profilaktiškai jis yra iš daržovių, burokėlių, brokoliniai kopūstai, visiškai natūralus ir jį galima ir vaikams, jeigu jaučiama įtampa, mes sustingę ar kažkoks pyktis, ar miegui, pavyzdžiui, prieš miegą, jeigu blogai miegam, vis kažką mastom arba įsitempę, kas pasportuoja, visam raumenynui atpalaiduoti. Aš turiu begalės su šituo produktu patirčių, net kas liečia su įtampa, netgi dažnu atveju rekomenduojama jį laikyti burnoje, greitesnis veikimas per seiles ir panašiai. Tai jeigu kyla kažkokių klausimų, kur galima jį dar šiaip apskritai visam organizmui jisai tinka. Ir jį reikia turėti savo vaistinėlėje, kad maža ką. Toliau, cinkas. Cinką turiu, papildomai buvo laikas, kai gėriau prie savo komplekso. Jame yra cinko, bet ką dar vieną dalyką pabrėšiu, kad visi šitie produktai skirti visiškai sveikam žmogui. Visiškai sveikam, atrodo, aš nieko nejaučiu, kodėl aš čia turėčiau gerti, vartoti ir panašiai. Apie tos visiškai sveikus turbūt
su žiburiu šiai dienai nerasim, taip atrodo mes daug su kuo mes esam susigyvenę. Cinką vartojau, kai labai slinko plaukai papildomai. Ir šiai dienai cinką vartojam šeimoje, jeigu kažkur kažkas kabinasi, norėtų kažkokie simptomai, tai labai stiprinam šitą įsivedę bent savaitę laiko papildomai šitą produktą. Toliau. Grūdai. Yra toks mūsų čia stebuklingas produktas iš grūdų, lipidai, steroliai. Šitas kompleksas yra ir Provitality, šitą kapsulę. Kaip atėjau į Neolife'ą, apie jį labai mažai kažką girdėjom ir mažai apie jį kalbėdavo ir vieną dieną iškilo klausimas, kodėl apie jį niekas nekalba. Ir iš tų senbuvių ir apskritai iš kompanijos, jeigu užsimena apie šitą produktą, trianeną, tai jis apskritai pirmas Neolife kompleksas, praktiškai net nepradėti vartoti produktų be šito. Šitas, apskritai visi produktai veikia ląstelių lygmenį, nes yra natūralūs, nes organizmas atpažįsta kaip natūralias maistinės medžiagas, todėl jas savinasi. Šitas geba atidaryti ląstelę. Ne tik atidaryti, bet ir ląstelė jį gaudama sugeba pašalinti visas šiukšlės, sakykime, ar kas ten perdirbama ir panašiai. Ji pradeda funkcionuoti. Dėl to būna, kad žmonės šitą pradėjus vartoti, net energiją pajunta, nes pradeda organizme daug dalykų tvarkytis. Tai apie grūdus. Na, kadangi aš kompleksą naudoju, vaikiškame taip pat yra grūdų koncentratas, tai papildomai jo kaip ir nereikia, kas kompleksą vartoja. Toliau, vitaminas D. Na, vitaminą D, tai jo reikia kiekvieną mielą dieną, ypač, sakykime, su mūsų žiema, ruduo, pavasaris, vasara, ir kai ten, va, saulė šviečia, šiandien saulė šviečia, kaip faina, kiek vitaminą D, sėdžiu namuose, dirbu patalpuose, nuo ten 8 iki 5 ar iki 7 vakare praeini ir oi, kiek čia vitaminą D gavau. Figaro, nieką negavau ir nereikia čia savęs apgaudinėti. Apie iš maisto gauti irgi, nežinau tada, kiek tu turi kiekvieną dieną visko valgyti, kad pasisavintų. Ir dar vienas labai esminis dalykas, vitaminą D būna tikrai nemažai žmonių ir smūginės dozes vartoja ir visa kita ir nesisavina ir panašiai. Tai atminkit magnio. Jeigu magnio organizme trūksta, vitaminą D jūs galite milijoną susileisti, susipilti save, gerti kiek norit saujom. Jeigu šito trūksta, nesisavins organizmas. Jie tarpusavį sąveikauja ir tai, kad profilaktiškai pavartoti šalia, tai būtina. Tai va, vitaminas D irgi veganiškas, tinka visiems vaikams, vienu žodžiu, visiems besąlygiškai, saugus ir panašiai. Toliau, kofermentas Q10. Apie šitą produktą apskritai pirmą kartą gyvenime sužinojau, pasirodo, sakykime, iki 40 metų mums organizmas jį gamina pats, geba. Bet jeigu mes nevartojam tam tikrų vaistų, jeigu mes pradedam vartoti atitinkamus vaistus, tie vaistai blokuoja kofermento gamybą ir prasideda kitos bėdos. Šitas gėris, nuo jo priklauso širdies energija, inkstų, kepenų, visų gyvybiškai svarbių organų veiksmas, energija. Nuo šito. Tai va, jeigu jūs neturit energijos ir panašiai, tai žinokit, dar jeigu atitinkamus vaistus vartojat, tai šitas nesigamina, jis yra blokuojamas ir
apie kokią energiją, apie kokią sveikatą mes galim kalbėti. Tai su šituo aš, kai pradėjau vartoti Neolife produktą, aš kiekvieną dieną papildomai vartoju. Kiekvieną mielą dieną ir aš tikrai jo nesiruošiu paleisti. Ir tarp kitko, pasaulyje jis vienintelis yra natūralus. Čia yra įrodyta ir pateikta ir vienu žodžiu. Taip kad rinkoje jis vienintelis absoliučiai yra natūralus. Veikia, padaryta taip, pagaminta kapsuliavimo irgi speciali technologija po 2 minučių. Tai vat, tai čia sakykim, jau kas virš 40, tai reikėtų šitą vartoti kiekvieną mielą dieną. Toliau, vitaminas C. Su vitaminu C užaugau, aš bent jau užaugau, mama visada duodavo, kiek save pamenu. Paskui gal kaip paaugau, jau mažiau. Vitaminą C organizmas negamina ir nekaupia. Bet jį turim kiekvieną mielą dieną gauti. Vitaminas C be galo svarbus kolageno gamybai. Ir čia, kai mes girdim kolagenas, čia gersim kolageną, pykit, nepykit, natūralaus kolageno rinkoje nėra. Gali ten jums tų makaronų kabinti kiek norit. Atminkit vieną dalyką. Vartokit vitaminą C. Netrūks organizme vitamino C, organizmas geba pats gaminti natūralų kolageną, automatiškai oda ir kaulai ir visur, kuris yra reikalingas, jisai pats pasigamins. Bet vitamino C negali trūkti. Turit kiekvieną mielą dieną, ar ten vaisių kalną suvalgyti, ar nežinau. Aš vaisių kalno nesuvalgau, aš daug dalykų nesuvalgau ir kad man dėl šventos ramybės, aš sugeriu kiekvieną dieną vitaminą C ir man rami galva. Tas pats liečia su vaiku, tas pats liečia su vyru. Toliau, tai va be šito mes nei dienos. Nors Provitality taip pat yra vitamino C, bet kai žinai, koks tavo yra maisto racionas ir kiek tu ką vartoji ir kai sužinai, kokia yra nauda, tą papildomą vitamins C tikrai nepakenks ir už jį. Toliau, karotenoidai. Taip pat yra Provitality. Šitas absoliučiai analogų neturintis ir vienintelis rinkoje, tokių produktų nėra. Tai yra vaisiai, daržovės, jų spalva, karotenoidai. Šitas yra įrodytas taip pat klinikiniais tyrimais, kad jį vien vartojant, suėt vaisius, daržovės, bendras imunitetas stiprėja. Klinikiniai tyrimai buvo padaryti su visiškai sveikais žmonėmis ir nustačius jų imuniteto lygį. Dabar nenoriu tiksliai apsimeluoti, per kiek ten tų savaičių dienų, ant kiek pakilo vien šitą kapsulę įvedus kiekvieną mielą dieną. Taigi, mes nesuvalgom, mūsų šeima, tiek vaisių, daržovių, mūsų pagrindiniai agurkai, agurksų, morka, obuoliai, banana kartais, labai toks siauras, nykus salotos, vienu žodžiu dar vasarą kažkas daugiau, ridisiukai panašiai, bet visą kitą sezoną yra mūsų nykios daržovės ir ten viena kita spalva. O karotenoiduose yra surinktas 15 skirtingų spalvų ir bendroj veikia visiškai kitaip. Tiek mums nepavyksta. Ką čia dar noriu? Tarp kitko, toje vienoje kapsulėje yra sudėta 400 gramų vaisių daržovių. Ta, ką turim kiekvieną mielą dieną gauti, tiek turim suvalgyti daržovių. Tikrai žinau, daug kas nesuvalgo ir nevalgo. Tai jeigu neprisiverčiam arba kažko nemėgstam, tai šitas gelbėja puikiai, ypač kas liečia vaikus. Visi turėtų gauti po šitą kapsulę kiekvieną mielą dieną. Toliau, flavonoidai. Kaip atsirado flavonoidai mūsų šeimoje? Šitas gėris atsirado prie gerklės skausmo. Pajutom, kažkur kažkas dirgina, kažkur kabinasi, gerklę skaudu.
ir flavonoidai. Juos reikia laikyti burnoje, kai pradeda gerklę skaudėti, nelaukti, ne rytoj, ne poryt, ne kažkada, bet čia ir dabar palaikom burnoj ir viskas rimsta, nurimsta ir pavartojam tiek, kad kol susitvarko, kol nieko nelieka. Apskritai, kas liečia flavonoidus, jie taip pat yra iš vaisių, iš daržovių, lygiai taip pat natūralūs irgi įvairiausių spalvų. Taip pat analogų nėra, kad būtų kompleksas vien tik flavonoidų. Aktyvina kraujotaką, stiprina kraujotaką. Dėl to, jeigu jūsų, pavyzdžiui, šąla galūnės ir šitą produktą jūs vartosit, pamiršti. Jums viskas pradės tvarkytis gražiausiai. Plus flavonoidai geba net išnešioti maistinės, sakykime, medžiagas, viską suaktyvinti net iki akių, iki smegenų. Visą tą smulkiąją, tas kraujagyslės ir panašiai. Visą smulkią retoriką. Kryžmažiedžiai. Apie šitą, kai sužinojau, irgi yra iš daržovių, brokoliai, vidisiukai ir įvairios kitos kryžmažiedžiai, būtent tos daržovės. Mūsų racione jų yra labai mažai, bet kai sužinojau iš kompanijos, kokią naudą turi, taip pat vartoju kiekvieną mielą dieną, kasdien. Pasirodo, šitos daržovės, jeigu mes juos turime kiekvieną mielą dieną savo racione, mes niekada neturėsime cistų, niekada neturėsim miomų, niekada neturėsim krūtinės zonoje jokių darinių. Apskritai, kas liečia su moteriškom bėdom, su vyriškom, šitą zoną, neturėsit jokių bėdų, jeigu jums pavyksta kiekvieną dieną vartoti šios produktus, būtent kryžmažiedžių daržovės, kokio galingumo. Ir kadangi mūsų šeimoje tų daržovių tiek nėra ir man paprasčiau yra sugerti šitą produktą ir jaučiuosi rami. Negana to, kryžmažiedžiai taip pat ir visa hormoninė sistema, kas liečia skydliaukę, taip pat vitaminas D skydliaukiai, jeigu tik yra kažkokių su skydliaukė, vitaminą D, būtinai darykitės tyrimą, būtinai žiūrėkitės. Tai vat, jeigu dar šalia pridėtumėt kryžmažiedžius, tai labai daug problemų išvengtumėt. O jeigu jau yra, dar galima spėti išlipti iš šitos situacijos. Omega taip pat Pro Vitality yra. Šitą kapsulę apie omegą pirmą kartą išgirdau. Sako, visur yra 2 omegos amino rūgštis, o čia 8. Vienintelis. Nei viena kompanija šitokios omegos neturi. Ir plus ne žuvies taukai. Pasirodo, žuvies taukai ir aliejus yra 2 skirtingi dalykai. Apie jos grynumą ir visą kitą išvalytą, kadangi ją galima nuo kūdikio, nuo pirmų dienų, įrodyta saugumas ir aš niekam nieko nenoriu, žinokit, įrodinėti, tikinėti. Man yra tekę ne vieną kartą susidurti, kai mamos sako, tai va, nuperku už 5 eurus omega, ten už tą kažkiek, aš duodu. Tai žinokit, pasakysiu taip, geriau neduokit jokios, jeigu negalit švarios, visiškai saugios. Tai geriau neduot visai, neterškim, neapgaudinėkim savęs. Nes jeigu pradėsite kažkada domėtis ir žiūrėti, ką duodat, tikrai nekaip jausitės, jeigu nors kiek nešat atsakomybę už savo vaikų sveikatą, už artimų sveikatą ir panašiai. Tai tarp kitko, kiek yra tekę girdėti iš mūsų vaistininkų, iš mūsų medikų, iš kitų žmonių, kurie kitom kompanijom siuntė užklausas, kad kiek išvalyta jūsų omega,
kaip kas ten vyko, kaip pagaminta ir panašiai. Tai žinokit, nei viena kompanija neatsiuntė jokio įrodymo, kad yra išvalyti žuvies taukai, o mes čia turime dokumentą, jis yra ir su antspaudais, su viskuom ir su klinikiniais tyrimais, taip kad yra visiškai švari, visiškai natūrali ir saugi visai šeimai. Omega mes naudojam, kas tvarkosi ir akis, ir nervinę sistemą, ir širdies darbui, ir apskritai pajutot skausmą, organizmas jau neduoda signalą, jau kažką jums skauda, reiškia yra uždegimas. Tai pirmo eilėj mes, jeigu tik jaučiam skausmą, mes padidinam omega. Daugiau vartojam negu, pavyzdžiui, kasdien skirta norma. Tam tikram laikui, kol susitvarko. Toliau vitaminas E. Vitaminas E. Šitas mūsų, aš tai tokia, mūsų moteris, mes labiausiai oda mūsų, norim, kad nebūtų sausa, kad kaukės mėgstam, visus visokius gerus dalykus savo. Tai mano atradimas, aš kai sužinojau irgi iš vieno iš seminarų, kad su vitaminas E ne tik į vidų galima naudoti, bet kaip kaukę naudoti. Tiek visokių esu nesąmonių prisipirkus, tiek visokiausių, aišku, odai skirtų, bet nusilupi arba ten nusiplauni, tai paraudo, tai padirgino, tai dar kažkas. Ir dar nėra visiškai, apie natūralumą ten nei kalbos nėra. Šitą stebuklą išmėginkit, naudokit ir iš vidaus, ir iš išorės. Mėgaukitės, tepkit kiek norit. Ar apskritai kokie sudirginimai odos arba per sausą. Dėkitės, kai prasikandot, užsitepėt, mėgaukitės natūraliu, saugiu. Sakau, ir vaikam tinka viskam. Ir apskritai vitaminas E, ne tik odos vitaminas, apie jį be galo daug, taip pat antioksidantas. Mes jį naudojame ir vitaminą C prie temperatūros. Jeigu sukilo temperatūra, mes šitą duetą naudojam temperatūrai. Jisai puikiai veikia. Mums pasitvirtinęs ir apeinam be vaistų. Toliau kalcis, magnis. Apie kalcį, magnį esu daug pasakojus ir pasikartosiu. Jį nuo pat mažens, kadangi visa kaulinė struktūra formuojasi, ar tu mažas, ar tu paauglys, ar tu vyresnis, apskritai su šituo mineralu, su šituo kompleksu. Jis ne šiaip savo yra kompleksas, ne šiaip savo kalcis, magnio, kalcis ne vienas įdėtas, pasirodo be magnio ir be vitamino D jo nesisavina ir šita trijulė daro stebuklus. Kaulam ir apskritai visam organizmam, dantim, kaip minėjau, jeigu trūksta kauluose kalcio, organizmas iš dantų atiminėja ir prasideda kitos problemos. Taip kad su šituo aš pasiūlyčiau ištekėti sąžiningai kiekvieną mielą dieną. O šiaip jis vartojamas dar kur labai naudingai. Jeigu odai sukandžiojo, tai geriant jį nesialergizuoja, neiššoksta guzai. Jeigu rūgštis kyla, jį reikia sukramtyti, užsigerti vandeniu. Bet kurį produktą paėmus, atrodo mes kažkam vartojam, bet organizmas nuneša ir padaro tvarką daug kur. Ne taip, kur mums kitas iki atrodo. Bet dėl ko nebeliko jokių vaistų, bet šitie produktai visada po ranka. Ir bet kokiu atveju aš jau žinau, kada kur ką panaudoti saugiai ir be jokių šalutinių poveikių ir be jokios baimės. Taip, betaguardas. Betaguardas tai apskritai yra produktas,
vardinis produktas žmogaus, nuo kurio prasidėjo toksikologijos mokslas. Įsivaizduojat? Apskritai, toksikologijos mokslas prasidėjo nuo daktaro Firsto. Čia yra jo vardinis produktas. Šalina toksinus iš organizmo. Ir jis visą gyvenimą paskyrė ne kad kaip žmogus pasveiktų vėžiu susirgęs, bet kaip nesusirgti. Šalinti toksinus. Tarp kitko, mano sūnaus yra pats mėgstamiausias ir mylimiausias produktas. Jeigu pradžioje dar jisai maivės, šiai dienai mes jį vadinom morkom, nes iš morkų ir kitų maistinių medžiagų pagamintas, tai šiai dienai nėra dienos, kada jisai šito produkto nesuvartotų. Tarp kitko yra, mes turim tokį ketvertuką, dar česnakas. Česnaką taip pat vartojam pajutus peršalimo problemas ir panašiai. Tai yra česnako kompleksas. Kiek yra tekę žiūrėti, dauguma kompanijų turi kažkokį vieną. Va česnakas ir viskas. Čia visa česnakinių šeima. Nu tai ar vienas geriau, ar visą stipriau. Tai, nu, nėra ką lyginti. Ir tai va, šitas vitaminas C. Ir dabar, kad neapsinuoti, bet tą vardą galiu. Ir flavonoidai. Šitą kompleksą mes vartojam kaip natūralų antibiotiką. Čia yra per daug metų mūsų bendruomenės išmėginta, vienu žodžiu. Ir jeigu jau kažkas yra stipriau, tai yra rekomenduojamas tas ketvertukas, jis atstoja natūralų gamtos antibiotiką. Taip kad jokių šalutinių, jokių veikia stipriai ir galingai kaip antibiotikas. Ką aš čia dar? Ar viską išpasakoju, atrodo. Taip, alojeva gėrimas. Šitas pas mūsų visada yra mano ir sūnaus mėgstamiausias, vyrui matyt dar kažkaip gal truputį per brangu. Na, man sveikata apie savo aš nešneku, bet kas liečia vaiką, man nėra niekas brangu ir man kaip pasako, oi, čia, nu, neturiu aš ką pasakyti. Taip, buvo laikas, kai mano sūnus kiekvieną dieną po butelį išgerdavo šito gėrimo. Bet atsiminus 2 pastaruosius metus iki Neolifo, kaip jam iš oro buvo vėmimai ir panašiai, skrandžio problemos, tai mes 3,5 metų neturim jokių problemų. Ir niekas man nepasakys, kad čia buvo per brangu ir panašiai. Dabar jis laikas nuo laiko, kada nori pasiema, tikrai nebėra taip, kaip seniau buvo, kad po butelį į dieną. Bet kokios pasekmes, ką mes šiandien turim? Jokių vėmimų, su žarnynu, su skrandžiu viskas tvarkoj. Tresultis. Šitą produktą aš gan vėlokai įsileidau savo namus. Taip pat atrodo sultis, kažkas sultis čia, kažką. O iš tikrųjų, kiekvienoj vaistinėlėj privalo būti ekstra atveju. Maža ką pajutot, ar su galva, ar apskritai, nes jis čia ir dabar stiprina, aktyvina kraujotaką. Jis yra be galo stiprus, tai yra koncentratas ir, nu, šiaip išgirstu, va ten iš po operacijos, arba iš po dar kažko, arba va iš po ligoninės reikia atsistatyti. Visų pirma šitas. Šitas. Nepabandė, nesuprasti, kas vyksta. Ir tai dar noriu žarnyno bakterijos. Šitam mes pertraukų taip pat nedarom. Yra visiškai natūralios, yra 5 milijonai ir milijardai, dabar net nepasakysiu, aš jau kitiek nebeišsigilinus žarnyno bakterijų. Tinka taip pat nuo pat pirmų lėliuko dienų. Jeigu diegliukai, kažkas, kažkur, kažką, tai mamos, žinokit, išradingos ir ant krūtinės pasitrupin, į ant liežuvio vaikui patrupin, užmiršti. Jeigu kažkur kažkas kišas, užmiršta tas problemas. Saugų ir tai va šitas mūsų racione
lygiai taip pat kaip ir visa kita. Na, kas per laiką atėjo į mano gyvenimą, tai atėjo kokteiliai, baltyminiai kokteiliai, bet iki jų reikėjo nemažai išgirsti ir žinot, kaip mes moteris, oi, neduok Dieve riebalai, oi, čia baltymai, čia papildomi, čia, oi, gal koks grams užaugs, visko bijau, visko, kad tik nepastorėt, kad tik kažką. Pasikeitė, žinokit, mąstymas viskas pasikeitė. Jeigu sąžiningai, aš valgau viską, ką aš noriu. Esu dėkinga šitam, nes keletą patiekalų per dieną esu pakeitusi į kokteilius, todėl aš tą dieną galiu savo ir tortą leisti, cepelinus, viską. Jie sukurti taip, su jais taip pat klinikiniai tyrimai yra atlikti, įrodyta ir, sakykime, Amerikoje tai apskritai yra daromos grupės ir žmonės su antsvoriais, su sveikatos problemom. Pati kompanija rengia įvairiausius, kaip sakyt, laiks nuo laiką atrenka grupę ir skiriami kokteiliai ir 90 dienų. Ir kokie rezultatai. Esu ne vieną kartą dalinusis, jeigu būtų įdomu, tai tikrai kas liečia, jeigu norite, jis ne tik, kad ten kažkaip ant svorį metam, sakykime, ar kažką, bet jis kontroliuoja. Čia yra sukurta svorio kontroliai. Tai sakykime, jeigu yra žmogus per daug sukūdęs odą, kaulą ir panašiai, ir nei raumenų, nei nieko, tai jį vartojant gali ir svoris pakilti, ir apetitas atsirasti ir panašiai. Jeigu turim antsvorį, realų antsvorį ant savo organizme, šitas panaikins. Bet jį reikia vartoti. Reikės vartoti ir čia nebus, kad 5 pakelius pagėriau ir čia stebuklai įvyko, nieko panašaus. Pradžioje organizmas nesupras iš viskas čia vyksta, nes pripratę valgyti bet ką, belia kaip ir panašiai, nors mums kitas iki atrodo, oi, aš čia kaip renkuosi ir visa kita, tai neapgaudinėkim savęs, nes čia tik tai, gali kažkam papasakoti, bet savęs neapgausi, visi puikiai žinom, kas vyksta. Aš šalia įsipyliau Ubitą, patį naujausią Nelife kompanijos produktą, žinodama jo naudą. Aš jį papildomai vartoju dėl savęs ir gal, sakykime, ateityje užbėgti už tam tikrų problemų ir panašiai. Taip, tam kartui atrodo dar mūsų virtuvėje jau N metų taip pat yra indų ploviklis iš Nelife. Man kas patiko tai, kad saugus ir vaikams nereikia bijoti. Ta pati indų ploviklį pilu ir indaplovę, nebeperku senai kapsulių, į tą vietą įpilu į šitą produktą. Ir valiklis taip pat, vienintelis namuose valiklis, Super 10. Dar šiandien kaip tik klausia, kur jį čia naudoti, nes kai klientė turi, sakau, belia kur, užpurškiai ir palikai. O čia ant plytelės mūsų apžiūrėjom, kur valytas ir kur nevalytas. Ir jos nuostabai, sakau, užpurkškit ir palikit ramybėj. Duokit, lai padaro savo darbą. Paskui ateisite ir nuvalysite. Tas, kas išbandė, tas supranta, aš apie ką kalbu. Nepulkim iškart valyti, duokim jam padaryti savo darbą. Taip pat saugus, visiems paviršiam tinkantis, universalus. Dar, pavyzdžiui, skalbinius dedant į skalbimo mašiną, aš tam tikras dėmes irgi dar su šito išpurškiu. Sakykime, uogos, vaikai, žinot, žolė pareina, vyras tai tepalų kokiu apsidirbęs ar kažką ir tos dėmes puikiai išsiplauna, išsiskalbia. Atrodo šiai dienai tam kartui tiek. Ačiū už kantrybę, ačiū, kas klausėtės, ačiū už laikus, už širdeles. Jeigu kažkas būtų įdomaus, gal nuo kažko norėtųsi pradėti, gal pagaliau norėtųsi kažką kitaip, parašykit, pasikalbėsim. Mažai žingsniais, mes mažai žingsniais
pradėjom. Nereikia per dieną visko susipirkti, viskas po truputuką. Bet aišku, jeigu norėtųsi kitaip, be vaistų, be šalutinių ir panašiai, tikrai galima iš kai kurių problemų išlipti ir saugiai kitą dieną sutikti. Jei ne, kaip sakyti, jei ne dėl kitų, tai dėl savęs. Tam kartui ačiū, iki.